Kaip visada sveikinamės iš garažo, mašina ant keltuvo, šiandien yra 26 gruodžio, tai antra kalėdų diena, visus su praėjusiam šventėm, jau kai šiais video bus turbūt ir sekantis metai, tai su naujais metais. O pas mus yra šiokių tokių naujienų, norit tikėkit, norit ne, turim žalią lapą, būtent dėl to mes vėl ant keltuvo. Ir žalias lapas mums gali reikšti tik tai kelis dalykus, tai pirma, čia, o velnie. Kam aš taip klievau smarkiai? Blemba, lankstos numeriai. Aš tikėjaus, kad labai lengvai su dažais nusilups viskas. Gerai, susimatom už porą sekundžių. A few inches later. Tai, žinoma, nėra nieko, ko neišspręstų truputis jėgos. O čia kaip ir tikėjaus. Nebeturim dažų, nebeturim dažų, nebeturim dažų, nebeturim dažų. Ne naujiena, kad reikės persidažyti. Čia negaliu dažytojo kaltinti, nes parašinėjau pats bamperį biškį ant greitųjų. Tai rezultatas aiškus. Bet numeriai išgyveno. Viskas su jais gerai, tikri regitros. Dėsim atgal ten, kur jie buvo ir keliausim prie sekančių darbų. Numeriai jau vietoj. Žinau, kad daugam šitas reikalas nepatinka, bet, kaip sako, svarbu man gražu. Mes keliaujam prie antro visai svarbaus dalyko, ką reikia iš karto pasidaryti po technikinės. Virintas reduktorius grįžta į savo vietą. Dabar vėlgi trumpai apsižiūrim. Čia turim perdavimą 2,56, o pas mus dabar stovi 3,15 automato reduktorius. Ta reduktorių susidėjau grinai technikiniai, kad būtų openas, nebūtų jokių problemų. O su juo dabar taip atsitiko, kad per šventės turėjau truputėlį pasivažinėjimo, jis pradėjo smarkiai ūžt, tai nieko ir nelaukiam. Senas tas openas reduktorius jau išimtas ir man labai yra įdomu pasižiūrėti, kas bus jo viduje, ar kažkokių drožlių, dar kažko gal katastrofiško netyčia. Tai atsisukau varžtus, nusimam dangtuką ir pasižiūrim. Aišku, darbas, kurį geriau daryti dviem rankom, tai to susimatom. Nu, dangtelis nuimtas, viduj tenais matosi ir kiek metalo likučių. Gal biškį šitų patrynus tai ir daugiau negu atrodė. Bet nieko nėra katastrofiško, kas kažkiek nuliūdino, matos visur netolygus nusidėvėjimas, tiek vidutaračiukuose, tiek ant šito, nu, ta prasme, tiesiog pagyvenęs reduktorius, guliukai irgi ūžė. Tai visos bėdos iš čia ir buvo, pasikeisiu tą reduktorių ir viskas turėtų būti normaliai su galinė važiuoklė. O su šituo tai reikalai paprasti. Geras gyvas reduktorius, niekas nesistampo, niekas nebarška, virintas, puikiai veikia, tai dedam šitą greitai atgal ir keliausim prie trečio dalyko. Tai su reduktorium tiek ir žinių, duslintuvas vietoj, reduktorius irgi vietoj, o dabar keliausim jau prie įdomesnių dalykų. Startuosim iš karto su hidraulinio rankinio įdėjimu. Kartu naikinsim ir ABS bloką ir pasižiūrėsim, kaip čia kas veikia. Taip, keliamės truputį laiku į priekį. Praeitas klipas buvo sufilmuotas kažkur ten gruodį po kalėdų. Dabar jau yra sausio galas realiai ir rankinio nedėsim kol kas. Pamelavau, apgavau. O kodėl nedėsim rankinio? Tam yra viena labai paprasta priežastis. Tai turim vėl krūvą detalių. Nusipirkau palangę tiesiog juodą už 5 eurus, pasikeisiu tą, nes maniškė išdegus, nes galinis stiklas netamsintas. Tada įdomesni dalykai. Arnas pagaliau pardavė sėdynių bakelius E90, tai įsidėsim tuos, turiu sėdynę, 2 vairus ir diržus. Pasižiūrim čia, nes biškį gal įdomiau bus. Turim pirmą vairiuką, Sparko. Aš nežinau, ar jis tikras Sparko, dėl šito neatsimenu. Dar noriu pabrėžti, šitie dalykai neliks pas mane mašinoje, jie yra tik tais laikinai iš Igniuko privačios kolekcijos skolinti trumpam. Gal netrumpam, žiūrėsim. Tai va, tai yra Sparko vairas. Šitą davė pirmiausiai, bet pasižiūrėjau, jis yra didesnio diametro negu maniškis dabartinis originalas. Tai turbūt, kad jisai ir nesidės, ir bent jau turim gerą atskaitos tašką, po to, kai reikės jau pirktis normalų vairą, kokio diametro žiūrėtis, kad jisai būtų patogus vairuojant ir taip pat trasoje važiuoti. Antras vairas
turim tikrą Nardį originalą, medinis, truputėlį padėvėtas, bet tikras Nardis, ir ką jūs manote. Tai va, Ignas jį planuoja restauruotis, apie tai gal irgi bus atskiri videkai. Ir jo, kol kas sakė, galiu paturėti, pavažinėti, panaudoti, svarbu nesugadinti, einam prie kitų dalykų. Pagrindinis reikalas. Tikras Sparko Pro 2000 lopšiukas. Nežiūrėkit, čia buvau alkanas pavalgiau. Šiaip juokas juokais, čia irgi yra originali Sparko sėdynė, jos homologacija pasibaigė dar 98 metais gruodį. Tai vėlgi su jie neplanuojam kažkur važiuoti, kur legaliai reikia homologacijų, bet tiesiog geras vėlgi atskaitos taškas, pasižiūrėti sėdėjimo poziciją, pradėti rinktis ir tą patį sėdynės tipą, kuris bus patogesnis. Ir turim irgi 4 taškų diržus, tokius labiau gatvinius. Kodėl sakau gatvinius? Tai visų pirma, jų įtvirtinimas yra čia labai paprastas. Veikia apskritai. Veikia! Tai jie tiesiog vėlgi gatviai, kad turėt prie ko pratintis. Tvirtinimai čia yra irgi paprasti, jie tiesiog įsisuka. Dėl šitų pasigalvosim, gal darysim, kaip Lukas įvardijo, lenkišką tvirtinimą, kad suksim juos po sėdynių begeliais. Nes kol kas nenoriu gręžioti tokių skylių ir darytis normalių laikiklių, kol nėra nupirkti normalūs diržai, kurie jau ir liks mašinai. Ir su šitais diržais, kas yra dar įdomus dalykas. Na, aišku, čia jie pasijungia paprastai, vientisas kaip diržas 9 laipsnių kampu, bet čia slepiasi magija. Tie diržai yra tvirtinami kaip paprastų saugos diržų principų. Kad čia jie paprasčiausiai įsisega. Ir čia turim tiesiog reguliuojamą tą diržą, kad juos būtų galima užsitempti, ta prasme, gatvėje, jis irgi pilnai užsirakina. Tokia pozicija. Jo, jis pilnai užsirakinantis, veikia. Ir galvojau, ar jis suktis su varžtu prie kėbulo, ar jungtis irgi prie galinių sagčių. Tai nusprendžiau, kadangi turiu bembinį tą jungtuką, užsidėsim jį čia, pasijungsim prie originalių sagčių, nes šito greičiausiai neišeis dabar atsigaudyti pozicijos. Ir jo vis tiek reikia, nes nėra lankų, nėra kur normaliai tvirtinti diržų. Diržo kampas irgi ties galu. Idealiausia, kad pagal sėdynę ta viršutinė diržų dalis įeitų kaip įmanoma labiau 90 laipsnių kampu. Nedarysiu tikrai to dalyko, kad jie nueina aplinkui sėdynę į apačią. Tai pas mus gausis maždaug 5 laipsnių kampas į tas originalias vietas. Tai nėra tragiškas variantas, bet pakankamai saugus. Jo, iš detalių turbūt, kad tiek reikalų, išsiimam sėdynę, pabandom susidėti šitas. Nepadariau jokių namų darbų, nepasidomėjau, kaip jas dėti ir kur ką tvirtinti. Tai varžtų irgi kol kas trūksta, begelius pajungti į sėdynę. Bet ką, pažiūrėsim, susidėsim, pasimokysim kartu. Tai va, trumpa pamokėlė, kaip užsiema šitas sėdynės, jeigu kažkam įdomu. Tai va, kaip pati sėdynė atsisuka, tai kaip ir viskas aišku, 2 varžtukai ten 2 gale, T50, o dabar pats diržas. Tai va, nes daugam kyla problemų išsiimti tą 90 pačius diržus, nes jie jau sukas prie sėdynių, o ne kažkur prie kėbulo ir čia kažkam kosmosas būna. Yra paprastas dangtukas, kuris čia išsiema nesunkiai, kad ir kokio atsuktuvų čia užkišus, jisai gražiai išsitraukia. Atsukam varžtą, tas pats T50 ir čia paprasčiausiai pasikelia ir išsiema. Su tokiu kaip kabliuku, kuris įsistato, tai nuo čia pakeli ir išsiema diržas. Taip, sėdynę atsijungiam kiškę, patraukiam visus lobius. Ir gražiai saugom apšypštis. Kažką vis tiek padariau. Ir sėdynė keliauja lauk. Graži odinė pripučiama prapersta. Taip, susidėjau begelius,
prisisukau irgi diržus, begelį prisukti normaliai, su varžtais, viskas kaip turi būti. Dėl diržų, o čia galėsit biškutėlį pasijuokti, kad nepadaryti normaliai prie kėbulo, o sudėjom tiesiog paprasčiausiai varžtas ir veržlė prie to pačio begelio tvirtinimo. Aišku, viskas gerai, laikosi, laikysis nuo begelio. Tiek žinių, eisim dėti mašiną ir žiūrėsim, kaip ten kas toliau, nes nežinau, dar neįsidomėjau, ar aš tą pusę tos begelius įdėjau, žinau, kad įdėjau tikrai vairuotojo pusės, nes keleivio skirias, ilgis, kampas, nesvarbu, bet jo, dar plius reikės poziciją atsigaudyti, nes irgi tiesiog prisisukau, kad prisukt ir nežinau, ar man jie tiks pagal sėdėjimą. Jau nusišnekėjau kažką, ne? Aš galiu tiek pasakyti. 2 litrais dabar karas bus. Prašau. Šitą gal įdėsiu. Gerai. Tik dzink! Aš to sudaužysiu viską su tuo wrecking ballu. Opa! Dabar galim kažką įmastyti. Telpa. Telpa. Ne visai. Įdėjom. Tai gerai, sėsk kažką. Taip. Pasitaupiau, nesėdau be kameros, pasižiūrėsim, kaip šitą poziciją gavos. Ar reikės kažkur stumdytis, ar žemyn kelt. Dar pas mane yra dalykas, aš labai mėgstu sėdėti aukštai visose mašinose. Nemėgstu gulėti ir vairą laikyti taip. Tai man klausimas, kaip su lopšiu bus, ar čia kils man didesnių problemų. Dar kadangi turiu su nugarą šiokių tokių problemyčių, gal didelių, nes kariuomenė net nepaima. Tai irgi žiūrėsim, kaip ta 9 laipsnių sėdėsena gaunas. Bet, sėdam ir žiūrim. Dėl įlipimo kol kas negaliu per daug skūstis. Sėdynė pati patogi, diržas dingo. Atrodo. Apačioj. Atsisėdam. Gerai. Aišku, ji dar neprisukta. Iki galo prisėdus, aš jaučiu, kad man nugarai norėtųsi atskiros pagalvėlės. Žinau, kad sėdinių būna su to pirti, čia nebus labai didelė problema. Sankaba. Jo, pagal pedalus reikėtų truputuką arčiau arba pratintis, bet norėtųsi centimetro arčiau prie pedalų. Vairas, aišku, reguliuojasi. Bėgiai palikti. Nes, aišku, šarčiftas sudėtas, bet man pati pozicija norėčiau labiau ištiestą ranką laikyti. Gal čia ir būtų patogiau su normalesniu šarčiftu, kad būtų ilgesnė rankena. Nėra didelė tragedija, prie šito gal ir galima įprast. Tada vairas. Vairas. Pasibandom taip. Pats vairas gal visai nieko. Jo, ir jau meta airbago lemputę ir diržų, tai turėsim pipsiuką, susitvarkysim, pasidarysim. Jo, vairas gerai, vairas nebus labai didelė problema, jį dar pasireguliuosim, sėdėsime vis tiek. Aš galvoju, jeigu biškį labiau pakrist, tada ir sankaba gerai. Bėgiai man truputį per arti. Ir jo, tas dalykas, ką ir sakiau, man yra per žema sėdėsena, nes akių lygis beveik ties vairo viršum. Kaip standartinis tavo vairuotojas atrodo. Jo, vairą aišku galima nusileisti, bet vis tiek tas panelės kalniukas trukdosi. Straight kad panelė. Jau kalbant apie kaip... Jo, vairą pasižiūrėti reikės jau važinėjant, pasidėliot. Šiaip greičiausiai, kad sėdynė taip ir lieka. Dabar kitas reikalas, diržai. Aš kadangi irgi mažesnis žmogus, palauk, čia panašu. Aš kai dar gale neprisukti, tai čia nelabai yra ką matuotis. Bet čia mes turim labai laisvų. Ar aš galiu juos dar užsitempti? Opa. Buvo padaryta klaidų. O? Taip, tas gerai. Čia beveik gerai. Reikia šitą biškį. Aš tikrai mokėjau juos reguliuoti gerai. Čia tik dabar užstrigo. Prieš kamerą viskas. Prie parduotuvų aikštelių juoksis labai smarkiai ir skaniai. Tad labiau, kai išgirs, kad pakapotų 2 litrai dizelis.
ir visas būtinas. Patogiai šiaip visai. Čia matėte demonstraciją, kaip Arnas nusirašė su Lexusu. Ten buvo kitaip, ten buvo oba eina, oba neina, Šitas eis į galą, kad prisisektų patys diržai. O Arnas davė tokią mintį, kad galima šitą. Palauk, aš tave dar kartą pertrauksiu, storas išlipa iš mašinos. O šitą jungsimės prie tos diržo sagties, nes ją galima išsiimti, jos fiškę atskirai išsitraukia iš laidyno. Tai tą fiškę pasijungsim į kėbulo laidyną, kad matytų diržo poziciją. Vis tiek mes airbagų klaidą, kadangi toj sėdynėje yra airbagas. Po to su laiku arba išsiprogramuosim, arba dėsim varžą. Greičiausiai, kad suprogramuosim. Nusišneku vėl. Nes kai bus, aš turiu pareiskit nesulūžyt, kai bus puslankiai, kai bus normali sėdynė, kai eisim sportasą, vis tiek reikės išsiiminėti airbagus. Išsiiminės airbagų modulis, išsiiminės laidynai, programuosis kiti dalykai, kad automobilis veiktų be jų, kad nekiltų problemų. Pamiršau, ką sakiau. Jo, ir tada jau nebedegs lemputės ant skydelio. Arba bent jau, šiaip dėl airbagų nepipsės, čia dėl diržo tiktais pypsi, tai šitą pasidarysim. Dabar reikia susireguliuoti tada diržus, prisisekti juos prie galo, pasižiūrėti, ar jie man dabar nėra traukiami per aukštai į viršų, kad nebūtų kažkur čia jie prisekti. Ir viskas, kol kas tiek žinių. Judam, darom darbus toliau ir pasifilmuosim. Taip, pasidariau, jau gale viskas pajungta. Tai labai paprastas principas. Čia jau kaip rodžiu, kad jisai prasilgina. Sargiai, lėtai. Prasilgina tam, kad diržai galėtų pavažiuoti į priekį, vis tiek reikia pasilenkti ar panašiai. Blogiausio avarijos atveju jie vis tiek fiksuojasi pakankamai greitai, tai viskas saugiai. Čia jungiasi prie originalių sagčių, irgi viskas laikosi, niekur nedings, nepabėgs. Palyginus saugus dalykas kaip gatvėj. Diržai sėdynė tiek reikalų, sėdynė prisisukau, pozicija dar gal kažkada pasikeis, jeigu reikės. Dar reikia šitą pasijungti, kad nepipsėtų dėl diržo daviklis. Dėl ko dabar irgi džiaugiuosi, kad neskubėjau su rankinio įdėjimu. Pirminė mintis buvo rankinį montuotis kažkur čia. Aišku, būtų buvęs jisai žymiai žemiau, po visais plastikais gražiai paslėptas. Bet dabar iš sėdėjimo pozicijos, jeigu jį darytis kažkur čia ir aš jį traukiant, kadangi jis vis tiek turi daugiau truputėlį jėgos, man rankos galas remiasi jau į sėdynę pakankamai smarkiai. Į priekį rankinio dabar stum dar labiau negaliu, nes man vis tiek reikia ir prieimo normalaus prie šildymo, kondicionieriaus reguliavimo, radija vis tiek tą pati naudojas, tai čia nelogiška būtų, jeigu man reikia pakeisti, bet negaliu paspausti, ką, traukiam rankinį, kad mygtukus spaudyt, nu, nesąmonė. Tai jeigu jis statytis dar kažkur labiau atgal, čia dar didesnė problema kyla ties vieta ir kitas reikalas bėgius perjunginėt. Na, persijungi bėgį, ranką reikia per aplinkui traukti, vėlgi nelogiška durnas dalykas. Tai pagal dabartinę sėdėseną, greičiausiai, kad rankinį visgi reikėtų statytis tam šone. Kažkaip gal taip, čia jis man netrukdo ir mygtukus spaudaliuot. Pozicija maždaug per ištiestą ranką gaunasi. Gal porankis biškai kliuvo, bet nėra taip tragiškai. O bėgiai įdomu. Netas bėgis. Na, kažkaip pasijunginės, aišku, jisai bus žemiau, tai šita dalis visiškai nesitrukdys. Čia tik taip pat šitas bus išlindęs, tai jo, viskas kaip ir bus gerai. Vis tiek dar kol kas nesidėsiu jo, nes neturiu vairui adapterių. O kadangi neturiu vairui adapterių, negaliu užsidėti ir vairo. Truputuką sugribavau su šito reikalu, tai jau kai bus uždėtas vairas, tada vėlgi reikia žiūrėtis, ar sėdynės pozicija tinka. Aišku, vairas kaip ir nėra didelė problema, kol turim originalų reguliavimą, jį galima pasistumdyti, pakilnot, bet vis tiek rankinį planuoju dėtis po vairo, tai reikia nusipirkti tą adapterį sportiniam vairam ir tada jau bus galima pasistatyti rankinį ir žiūrėti tolimesnius dalykus. Gerai, šitam kartui tiek, rankinio įdėjimą pasiliksim jau kitam epizodui, bus turbūt visas atskiras videkas, nes dar noriu išsiaiškinti dėl ABS-o, kaip jį
geriau išimti, bet norėčiau pasilikti dėl autopiloto, tai susižiūrėsim dar šitos reikalus. O dabar viskas, susimatysim jau neužilgo. Ir dar noriu pasakyti labai didelį ačiū operatoriui Arnui, kuris vėl gelbėjo su visa kokybė. Tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio.